Laidą pristato Vilniaus Žvėryno odontologijos klinika. Visos mamos ir visi tėčiai žino, ką reiškia, kai serga mūsų vaikai. Labai skauda širdį. Todėl intuityviai mes stengiamės mūsų vaikams sukurti jaukesnę ir patogesnę aplinką. Deja, kartais tenka pakliūti į ligoninę, o ten aplinkos pakeisti mes negalime. Todėl labai džiaugiamės, kai atsiranda gerų žmonių, kurie gali tai padaryti. Netrukus suprasite, apie ką aš kalbu. Kiekviena šeima žino, kaip sunku ir skauda širdį, kai mažylis suserga. Visi tėvai, jei galėtų, apsikeistų su savo vaikais vietomis, kad tik mažiesiems nereikėtų sirgti. Ypač tuomet, jei liga rimta ir pagalbos būtina vykti į ligoninę. Tuomet tiek medikai, tiek medicinos personalas, o ir patys tėveliai daro viską, kad vaikutis kuo greičiau pasveiktų. Tačiau baltos palatos sienos rodos lyg tyčia ilgina dienas, valandas ir minutes. O štai socialinis projektas Menas žmogaus geroviai yra tai, kas kiekvienos ligoninės aplinkoje praturtintų vaikų emocinius išgyvenimus, humanizuotų sveikatos priežiūros įstaigos interjerą ir be abejonės teigiamai veiktų vaikų ir juos slaugančių tėvelių nuotaiką bei prisidėtų prie greitesnio ligoniukų gydymo. Tai, tiesiog tą grožį norėjom atnešti čia į vidų, kad reiškia, tie vaikai, kurie serga ir kurie jaučiasi izoliuoti ir liūdni ir nelaimingi, kad jie prasiblaškytų, pamatytų kažką, kas yra įdomu, kas gražu. Bandomojo projekto Menas žmogaus geroviai rezultatais jau gali džiaugtis vaikų ligoninės vaikų gastroenterologijos skyriaus pacientai, jų tėvai ir skyriaus personalas. Tai mes tiesiog norėjom pakeisti visą aplinką, kadangi labai dėkinga buvo situacija, skyrius buvo tik ką suremontuotas, sienos buvo švarios, tuščios kaip tuščias baltas lapas ir mes tiesiog norėjom visą tą aplinką padaryti tokią ypatingą, jaukią, įdomią ir sudėliojom viską iš daugelio dalių. Kažkaip susidėliojo, susiklostė tema medis, paukščiai ir nuo tos temos viską ir išrutuliojom. Vaikų gastroenterologijos skyriuje menininkai pakeitė palatų ir koridorių interjerą, ant sienų langų išaugino medžius, o jų šakose nutūpė miško ir laukų bei naminiai paukščiai. Nuo šiol mažieji skyriaus pacientai kiekvienoje palatoje yra specialiai šiam projektui išleista knygelė Paukščių knyga. Taip skyrius ne tik atgijo nuo piešinių ant sienos, keramikos dirbinių, spalvotų kėdučių ir kruopščiai parinktos patalinės, bet ir įgijo edukacinį turinį. Vaikai gali pamatyti, atpažinti, išgirsti paukščius, paėmę knygelę juos nuspalvinti, spręsti galvosūkius, minti mįsles. Nuo valandėlę prieš jiems einant miegoti iš koridoriaus ima sklisti ramūs miško garsai, tylus paukščių čiulbėjimas. Mes tiesiog labai ilgai kūrėm tą projektą, viską derinom su skyriaus personalu, kadangi, sakykime, ir šitas skyrius yra ypatingas, tai yra gastroenterologijos ir tai yra vaikai, kurie serga užkrečiamom infekciniam tom ligom, tai viskas yra labai valoma, labai prižiūrima ir visą tą meninį projektą mes derinom prie tos aplinkos, kuri yra ir prie tų taisyklių, kad tai turi būti valoma, kad tai turi būti ne tik gražu, bet ir saugu ir kad tai galų gale nebūtų ir per ryšku, ir neerzintų. Tai ilgas kūrybinis darbas buvo. Dar prieš pradėdami ir jau baigdami projektą organizatoriai atliko pacientų tėvelių ir personalo apklausą, kuri padėjo tiksliai įvertinti projekto rezultatus, o šie buvo tik teigiami ir skatinantis tokias iniciatyvas. Taip pačiam socialiniam projektui aptarti buvo surengta diskusija gydymo įstaigos interjeras, problematika ir perspektyvos visuomenės sveikatos kontekste. Gausiai susirinkusieji ieškojo atsakymo į klausimą, kokia interjero svarba ir poveikis žmogaus psichiniai, dvasiniai geroviai ir ką galėtų nuveikti šių dienų sveikatos priežiūros įstaigos, kad jų aplinka pasitarnautų dar geresniai teikiamos gydymo paslaugos kokybei. Vienos iš diskusijos dalyvių, vaikų psichologės, pasiteiravome, kaip tokia aplinka daro įtaką pacientams. Labai svarbu, kad į vaikų ligoninės pediatrinius skyrius ateitų kuo daugiau grožio, niekad nebūna per daug. Šitas projektas stengiasi kompleksiškai pateikti įvaizdį, pasirinktas vienas įvaizdis, paukščiuko su garsu. Ir tai kaip ir papuošia visą skyrių ir suteikia tam tikrą idėją, apie ką galima kalbėti, su vaiku žaisti, ką atsiminti.
Ir tai galbūt mažesniem vaikam labiau patinka, tėveliams su mažesniais, ten greitakalbės dar kažkas, o vyresniem ko gero tiesiog malonu irgi žiūrėti tai gražią aplinką. Pasak diskusijos dalyvių, tarp kurių buvo ir medikai, ir architektai, menininkai ir gydymo įstaigoje slaugę mažylius tėveliai bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai, menas ligoninėje pagalbinis dalykas. Svarbiausia vis dėlto teisingas informavimas apie paciento būklę, gydymo būdas, eiga ir perspektyvos. Tačiau būdami malonioje aplinkoje ir tėveliai, ir mažieji pacientai gali atrasti ką nors įdomaus ir pamastyti apie gražius dalykus. Tuomet negatyvios mintis apie ligą traukiasi, kaip ir pati liga. Išties nemažai atliktų studijų rodo, kad žmonės geriau jaučiasi gražioje aplinkoje. Mes žinom, kad imunitetas ir atsistatančiosios organizmo funkcijos labai susijęs su galimybė atsipalaiduoti, nejausti įtampos ir streso. O estetinė aplinka, aišku, tam padeda ir taip pat padeda santykis su tais žmonėm, kurie aplinkoje, tokioje aplinkoje visiems lengviau yra būti. Dailininkų sąjungos galerijos atstovė ir šio projekto vadovė Roma Survilienė sako, kad tai ne vienintelis projektas, kuriame menininkai bando pateikti savo idėjas ir pasitelkdami meną padėti žmonėms jaustis geriau. Dirbam ne tik su vaikų ligoninė, senelių namuose, moters ir vaiko pensione esam darę projektą. Ir matom, kad tokių projektų reikia, kad menas turi ateiti į tas sudėtingas erdves. Ir kultūros ministerija tiesiog ir savo strateginiuose tiksluose jau nusimačiusi yra tą meno prieinamumą. Ir labai sutapo mūsų norai ir kultūros ministerijos tikslai. Ir būtent tas bandomasis didelis projektas yra tam ir skirtas, kad tokių projektų vyktų daugiau. Nes šio projekto metu mes parengsim rekomendacijas, kaip reikėtų vykdyti tokius projektus. Reikia viltis, jog tokie socialiniai projektai kaip šis, menas žmogaus geroviai, paskatins keisti dar ne vieną vietą, kurioje tenka atsidurti užklupus nelaimiai, bėdai ar ligai. Labai tikėtina, kad padedant žmonėms ir pasitelkus meną, visas negandas įveiksime daug greičiau.